bateriją įdėt. Pasimam bateriją. Pasimam bateriją. Ir mes kišam. Va, užsifiksavo, girdėjot? Užsifiksavo viskas. Atsiprašau, naudokit visada akinius ir šalmą. Šalmas akiniais, ausinės. Va, galėsim pasibandyti, kaip išeina iš vis. Tai va, mūsų prietaisėlis. Žaislinis biškai atrodo. Ir rasite ryte su tokio aparačiuko, su prisukikliu kažkokio ryte įdėta. Ir paskui rasite apsauginis dėklas. Ir bus instrukcija. Instrukcija 92 decibelai. Ir parodyt, kad taip gerai. Aha, nepjaukit ant žodžių. Antraip. Nepjaukit su tekinėlis. Tekinėlis turbūt kitaip. Gerai. Čia ir bateriją įstatyti. Čia gazas ir rankina ir dar mygtukas. Čia jau rankiną tai pridėjau. Tai reikia labai lengva šitą rankiną. Prisisuka su šitokiu. Sakant, biškį pasukau viskas. Čia jau bus atsarginiai rytį laikosi. Gana neblogas variantas. Paskui pasižiūrėsim šitai va toks. Čia aišku be disko, be apsaugos. Bet tekinėlė. Yra 4 varžtai dar aišku pridėti. 4 varžtai. Ir kai čia pasižiūrėsim. Su šitą mygtuku. Ištraukti virvę. Paspaudi mygtuką. Spaudi mygtuką. Ir tada patrauki su 2 rankom. O čia, šitie abiejos pusės, jei matot. Ir čia, tu turi taip va. Taip paspaust. Va. Ir tada išsiims šitą, išimsi, va. Išimsi šitą, ir ten bus ryte. Va, paspausti šitą. Matot, kaip jau kyla. Reikia man čia iš vis. Spausti. Va. Matote? Čia ir dėta. Svarbu, kad neiškristų. Šitas dalykėlis, kad neiškristų. Matau, kad jau lenda man viskas. Nu, ten viduje yra įkišta. Turi nelysti. Aš nežinau, kodėl jis lenda. Krupų iš viduje. Tai va. Čia jūs matote. Tas ir tekinėlis. Ir jis taip sukasi. Ir matot šitas, o. Ir toks dangtis, ir čia tas skylės. Ir čia aš dabar įdedu šitą, o. Spaudą įdedu. O, matot? Sufiksavo gražiau. Gražiau viskas. Paskui neparuliau, da ir toks kaip lieka. Tokie drotis. Jie įsitėsi taip. Paskui šitas tekinėlis. Reikia į taip va. Čia matysis, ką. Jis turi taip va užsifiksuoti. O, matot? Taip užsifiksavo. Ir tada
Įdedam tekinėlį. Ir tada svienžodžiu mes įdėjus tekinėlį, mes paprasčiausiai galime uždėti šitą apsaugą, reikia uždėti. Uždėsi apsaugą. Aišku, čia biškį nenorėtum pasiduoti. Apsaugą. Reiks uždėti palei šitos pusės. Žiūrėt, kur va štai yra. Va, užsifiksavo. Įlinda į savo vietą įlinda. Nors vienas įlinda, kitas neįlinda. Va, jau matys. Baigė įsilinda į savo vietas. Mums reikia šie varžtus prisukti. 1, 2. 3, 4 varžtas. Jo, varžtus prisukom. 1, 2, 3, 4. Varžtų prisukti, belieka mums baterijas įsidėti. Matot, dar yra toks mygtukas. Šitas mygtukas, kuris nesimato. Šitas mygtukas reguliuoja, kad aukštyn galite apsukti ant žodžiu patį įrenginį. Spaudus mygtuką, pats įrenginys, kaip matote, sukasi. Va. Šitaip sukasi, paskui užsifiksuoja. Jo, šitas. Kažkada ir šitas mygtukas. Spaudi mygtuką. Spaudi ir tada šitas įrenginys. Matote, sukasi. Va. Sikelia. Ir taip atsikelia, kur nori. Taip gali padaryti. Spaudi, taip va. Užsifiksuoja. Paskui ir šitas, va, matot, prisisuka. Paskui atsisuka šitas. Matot, atsisuka. Ir mes tada į šitą įrenginį galim padidinti. Va. Matote, įsitęsia. Tas mes turim būtinai prisukti. Prisukam rankeną. Ir tas žymiai ilgesnis būna. Baigiam darbus. Jis yra toks pats ir paskiau prisuki šitą. Tai va, prisuki. O mums belieka tik tai bateriją. Bateriją įdėti. Galvau pirkti atskirai bateriją. Atskirai baterijų kroviklis. Ir baterija, tai kaip matėt, 4 amperai gali būti. Arba gali būti 2 amperai. Tai kadangi reikia ir kroviklį pirkti, baterijos galingesnis neišėjo nusipirkti, nes labai brangu būtų buvę. Tai tokią bateriją pirkau. Ir yra 20 V. Šiaip turėtų būti čia parašyta, kad 2000 voltos. Noriu pasakyti talpos 2000. Šiaip yra 2 amperėlių, 2 arklių turėtų būti parašyta. Pagaminta 20 metais. Sveiki, šiandien pakalbėsim Cordless Grass Trimmerį. Nėra baterijos, nėra kroviklio. 23 cm prailginantis. Diametras 2,5, 2,5. Ilgis 1,4. Plat siaurumo.
Tai va, tokia rekomenduojama baterija 20 W, 40 W, 20 W 4 A arba 2 A. Kaip matote, yra parašyti, nėra baterija, nėra kroviklė. Parkside'as cordless grass trimmeris. Su šitom baterijom. Priedai. Toks mūsų tas prietaisėlis. Kilometrinė žlepė, be akumuliatoriaus ir kroviklio. Dviguba lyno sistema su automatiniu reguliavimu. Statomas atstumo ir ritinėlis užtikrina gražų vėjos krašto nupjovimą. Prailginamas prie ūgio priderinamas kreipiamasis vamzdis, itin tolygiai reguliuojamas maždaug apie 23 cm. Pasukamas žlepės galvutė nuo 0 iki 180 ir 5 pakopų reguliuojamas pjovimo kampas. Apsauginis gaubtas nuo lyno nupjovimo geležtė ir išskleidžiama augalų liekanų apsaugančią pakabą, neslystančią paminkštinamą rankeną, apsauginių išjungiklių, reguliuojama antroji rankena su integruojama ritės laikikliu, lengvai be įrankių keičiama ritė, prailginama dalis 2,3, pjovės skersmuo 2,5, ritės lynų 2,5, valo storis 1,4 mm. Pridedami priedai, 2 lynų ritės, 1 sumontuojama, 1 atsarginė. Įrankis suderimas su šitais krovikliais. Parkside'as X22 tymas, 22 amperai, 2 amperai, 4 arkliai. Akumuliatorius parduodamas keliai, akumuliatorių kroviklį atsarginio rytę galima įsigyti naudojant. Užsisakant apsitarnavimo skyriuje kontaktinius duomenis ir naudojimo